Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Sakykit, kur vertėtų orientuotis labiau? Ar į esamo plastiko efektyvesnį perdirbimą, ar į naujo bioplastiko gamybą? Jūsų nuomonė, kokie būtų teiginiai už ir kokie teiginiai prieš? Pats plastikas tikrai nėra planetos teršėjas. Teršėjas yra to plastiko naudotojas, taigi yra žmogus, mes patys. Mes nesugebame arba kartais net nesuprantame, kaip plastiką būtina surinkti ir perdirbti. Todėl pirmas uždavinys yra gerinti plastiko atliekų surinkimą ir rūšiavimą visose pasaulio šalyse, sukurti vieningas sistemas, mažinti vienkartinių plastikų gaminių vartojimą, naudoti plastiko produktus pakartotinai, o svarbiausia – ugdyti vartotojų, taigi mūsų sąmoningumą, nes kasdienis elgesys lemia plastiko gaminių vartojimo ir atliekų surinkimo mastą. Be abejo, pastarąjį dešimtmetį mokslininkai ir kompanijos daug dėmesio skyrė bioskaidžių bioplastikų iš atsinaujinančių gamtinių žaliavų kūrimui. Tačiau pastaraisiais metais netgi labiau aktualus tapo plastiko perdirbimas. Šiuo metu daug pastangų dedame, kuriant efektyvias pakuočių perdirbimo technologijas ir tobulinant pakavimo medžiagas, kad jas būtų galima lengviau perdirbti. Taigi visų pirma, mano nuomonė, reikia keisti žmonių mąstyseną ir vartojimo įpročius, skatinti juos atsisakyti vienkartinių plastikinių gaminių, juos rinkti, rūšiuoti plastiką. Be abejo, savo vietą rinkoje turėtų rasti tiek perdirbti biologiškai neskaidomo plastiko gaminiai, tiek bioskaidūs bioplastiko produktai. Pastarųjų naudojimas vienkartinėms pakuotėms, indams ar žemės ūkyje, plėvelėms gaminti visada išliks aktualus, kadangi šiose srityse lengviau plastiką yra kompostuoti, negu jį surinkti, išvalyti ir perdirbti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Laida Mokslo langai.